apie tai, kaip iš mano gyvenimo labai paprastai, va taip, tiesiog išnyko kava. Aš nesakau, kad kava yra totalus blogis, turbūt vieniems žmonėms jinai blogis, kitiems geris, bet mano atveju, mano sveikatai jinai buvo žalinga. Ir žmonėms, kurie ir taip patiria daug adrenalino gyvenime, dirba kažkokį stresinį darbą, daug judesio, daug veiksmo, verslas, ar šiaip kažkokiais gydytojas, dar kažkas, tai kava jau, žinokit, tampa priešu, nes dar labiau vargina antinkščius. Apie kavą daug rašo, pavyzdžiui, medicinos mediumas ir jisai sako, norint pasveikti, apskritai kava turi išnykti iš jūsų raciono. Ir kava į mano gyvenimą atėjo taip, ne tai, kad planuotai, man jinai kažkada buvo neskani, visiškai neskani, bet jinai vėliau patapo priklausomybė. Ir aš ją gerdavau ne todėl, kad jinai man skani, jinai man niekada nebuvo skani. Bet tiesiog jinai patapo priklausomybė. Ir aš ir taip bandžiau įmažinti ją visaip, ir visaip pakeisti kažko. Nieko nesigavo. Anksčiau ir vėliau aš grįždavau prie kavos. Jeigu negerdavau savaitę, nuvažiuoju pas kažką į svečius. Čia šiandien ypatinga diena, šiandien padelį kavos. Ir žiūrėk, jau kitą rytą su vyru vėl prie kavos padelio sėdžiu. Dažniausiai dėl kompanijos aš ją gerdavau. O paskui atsirado toksai, nuvažiuoju į miestą, kur nors ten į kokį Kauną, reikia kažkur kažko palaukti. Užeisiu į kavinę, pasilepinsiu, kava, pyragėlis. Ir galų gale žiūri, kad jau tu vėl nebe vienas mažas puodelis per dieną, bet 2, o kartais ir 3. Ir jautros sveikatos žmogui, kaip man, tai jau peilis. Ir tą suvokdama, aš ieškojau būdų, kaip jos atsisakyti, nes man jau jinai ir širdies ritmo padažnėjimus sukeldavo ir apskritai jinai kenkia, jeigu jau viršėjame ten mikrokiekiai. O dauguma žmonių tikrai jos viršė. Ir supratau, kad aš noriu rasti būdą, kaip jos atsisakyti vieną kartą ir visiems laikam. Ir tai įvyko. Ir dabar aš jums papasakosiu, kaip tai įvyko. Kantrybės. Kantrybė dorybė. Žodžiu, pirmiausia, mano patarimas tiems, kurie iš tikrųjų nori mesti ją, pasiryžti. Aš buvau pasiryžusi, galbūt dėl to viskas įvyko taip lengvai ir aš nuo tos dienos niekada nebenorėjau kavos. Niekada nekilo man noras jos išgerti. Jos kvapas manęs nebevilioja. Tai yra, aš prilyginu labai, labai geram rezultatui. Ir viskas prasidėjo taip, sakykime, atsitiktinai. Vienas mano bičiulis labai rekomendavo mano vyrui, kuris rūkorius, knygą Lengvas būdas mesti rūkyti. Jisai ją visaip ten gyrė tą knygą ir jisai papasakojo apie tos knygos atsiradimo istoriją. Kad tą knygą parašė žmogus, kurį žmona užrašė pas hipnoterapeutą ir jam tai padėjo. Ten kelios frazės, keli pasiubavimai, kažkokios švytuoklės, sukėlusios juoką, bet kažkaip ta sistema suveikė. Ir tas žmogus įsiaiškino, kaip veikia šita sistema ir jisai sukūrė savo metodiką, jisai parašė knygą ir ta knyga veikia. Tie, kurie nori mesti rūkyti, tie meta rūkimą, perskaitė tą knygą, išklausė audio knygą ir taip toliau. Ir aš išgirdusi tą pasakojimą, kad tas žmogus sukūrė kažkokią sistemą, aš pamaniau, kad gali būti ta sistema gali suveikti bet kam, bet kokiai priklausomybei. Ir aš buvau teisi. Aš parsisiunčiau audio knygą ir aš klausydama tą knygą, viską, ką ten pasakojama, projektavau apie kavą. Aš išklausiau 3/3 tos knygos ir kava dingo. Man nereikėjo net visos išklausyti tos knygos. Tai įvyko per 2 dienas, vairuojant, laisvalaikiu, ten kažką veikiant, klausiau tą knygą ir visada primindavau savo, kad tai apie kavą. Įsivaizduodavau save tose situacijose, kurias ten piešia, apie kurias kalba, kad aš kava, ten taip ir taip. Ir tai išėjo. Šita priklausomybė išėjo. Ir taip. Tai kai išklausiau 3/3 knygos, atsikėliau ryte, tai buvo šeštadienis, o šeštadienį tai tas pasilepinimas su kava, su kažko skaniu, gal skanus sumuštinukas, ten su kokia ruginė duona, ar ten kažkas šiaip, visada būdavo man, toksai šeštadienio rytas, terasoje lyja, sninga, nesvarbu, bet būdavo Ir atsikėliau aš tą šeštadienį po 3/3 knygos išklausimo ir pirma mintis, einu pasidarysiu kavos ir kita mintis, aš jos nenoriu, nenoriu kavos ir tada nuostaba. Aš nenoriu kavos, tikrai nenoriu, net negaliu pagalvoti, tik išlikšti, kaip aš vis galėjau gerti. Ir tai tęsiasi iki šiol, praėjo kelios savaitės, niekas nepasikeitė, man jinai nieko aš nebenoriu. Ir kas pasikeitė į gerą sveikatos prasmėje,
tai, kad ryte neužkeliamas adrenalinas, aš pradėjau valgyti nors ir menkus, bet mažus pusryčius, aš anksčiau jų nevalgydavau ir labai adrenalinas sukildavo. Pas mane yra labai greita medžiagų apykaita, man rekomenduojama valgyti nors mažą pusrytį ir pas mane sugrįžo sveiki maži pusrytukai. Ir taip pat jaučiuosi ramesnė, streso lygis žymiai sumažėjęs. Ir žinot, ką dar man darydavo kava ir kas išnyko? Kažkoks purvinumo jausmas kūne būdavo nuo kavos, ypač kai kai aš išgerdavau ne vieną, kokius 2-3 puodelius per dieną, atsirasdavo kūne kažkokie purvini miltai mane užteršė. Tai va tas išnyko. Visiškai išnyko tas jausmas. Tai va, tai tiek norėjau pasidalinti. Tai tiesiog linkiu išbandyti šitą mano atrastą metodiką, gal jau būt kažkas išbandė, galbūt metė ne tik kavą, rūkimą, gal dar kažką tai, bet aš manau, kad šita metodika veiksminga bet kuriai priklausomybei. Ir čia dar ne pabaiga. Yra ir kitų priklausomybių, kurios nebūtinai maistas, rūkimas, ten dar kažkas galima išbandyti, kalbant apie įvairias priklausomybės. Čia buvo mano dovana jums, geros sveikatos, viso gero.